Karatė stovykla, antra dalis. Pasakau, kad vienas iš žaidimų, kuris man labiausiai patiko, yra orientaciniai žaidimai naktį. Kai kurie vadovai suorganizavo kitiem vadovom plus vyresniem vaikam. Važiavom pirmą nakties su mašinos užraštom akim. Taip maždaug mes atrodėm. Važiavom ratais, kvadratais, galų priekiu. Mane ir du bičiukus nuvedė į rūsį. Darė su raktu, kur turėjom mes kodą surasti. Ir dar tą raktą uždarė su kabelių tvirtinimo tokiais laidais. Pirmą mes turėjom surasti raciją, kad susiekti su kitais, nes jie buvo uždaryti dar kažkur toli. Racijos mes neradom, bet mus rado kiti žmonės. Jie su žirklėm nukirpo visus tas diržus. Lauke vaikščiojo apsauginiai vadovai mūsų, kurie šaudė mūsų orbisais. Ieškojom lobio. Lobis buvo pliušinis žaislas, kuris buvo prirakintas prie kėdės. Viskas, ką mes darėm, buvo blogai, nes mes turėjom surasti kodus. Ne apkirp juos, o surasti kodus ir atrakinti visus raktelius. Faktas, kad mes to nesupratom. Galų galiausiai vadovai sustabdė žaidimą, papasakojo, nuo ko mes turėjom pradėti. Šiaip buvo viskas linksma. Kiek buvo juoko naktį? Patiko, kartočiau ir aš iš naujo dalyvaučiau.